Esu Arūnė Urbanavičiūtė, esu iš Vilniaus, man yra 15 metų, tai groju pianinu, groju gitarą, groju fleitą, dainuoju, šoku, plaukiu ir dar lankau gimnastiką. Štai matote, koks multitalentas prieš jūs. Tai kaipgi išsirinkti, kuo būti, ką daryti? Paklausykite, koks buvo Arūnės apsisprendimo kelias. Visą laiką sakiau, kad noriu Kaune sporto universitete studijuoti sportinius šokius. Labai daug visko veikiu ir ta muzika visą laiką buvo pas mane antram plane. Ir po vasaros stovyklos aš ją išaukštinau, jinai buvo pirmoje vietoje, nuvažiavau į meistriškumo stovyklą, ten, kur ugdo vaikų kūrybą. Tai atsiskleidžiau savo kūrybiniam pusėm ir pati to patikėti negalėjau. Ir kai pasakiau, kad dalyvausiu Lietuvos talentuose, jis sakė, ką tu darysi, šoksi, dainuosi, ką tu veiksi. Sakau, dainuosiu, sakau savo kūrybos dainą. Pusę metų aš prie jos dirbau, sėdėjau, tobulinau ir nusprendžiau jau parodyti visiems. Štai taip kūrybinės stovyklos padeda atrasti save, o Lietuvos talentai leidžia pasitikrinti, ar renkiesi teisingai. Jie jau laukia. Žiūrėkit, mes bijosim už jūs, o jūs tenai nebijokit nieko. Gerai. Drakonas pasiruošęs. Apsisukam ir sėkmės. Sveiki. Labą dieną! Esu Arūnė Urbanavičiūtė, man yra 15 metų ir aš esu iš Vilniaus. Pasakykite, prašau, per savo gyvenimą, ką jūs nuveikėt, kuo galėtumėte didžiuotis? Iš tikrųjų labai daug nuveikiau. Kai klausia, ką aš veikiu, tai aš ir plaukiu, ir šoku, ir dainuoju, tai labai visko daug veikiu, esu labai užsiėmus. Bet dabar didžiausią savo laiką atiduodu muzikai. O tai jūs plaukėt, bet rodot rezultatus, kovojate dėl medalių? Taip, turiu iš tikrųjų nemažai tų laimėjimų ir apdovanojimų, bet supratau, kad vis tiek labiausiai mane traukia muzika ir pasilikau ją. Šiandien aš grosiu pianinu ir dainuosiu ir pasirinkau jums atlikti savo kūrybos dainą. Kaip jinai vadinasi? Paleisk mintis. Paleisk? Mintis. Paleisk mintis. Paleisk mintis, prašau. Žmonių atvaizdai man kelia baimės. Negaliu atrasti savy drąsos, kaskart pažvelgus tau į akis. Noriu pakilti ir niekad nebegrįžt. Aš noriu paleist mintis, tegu skrieja jos toli, toli. Kaskart pažvelgus tau į akis. Noriu pakilti ir niekad nebegrįžt. Ačiū, Arūnė. Ineta, tu esi fortepijono gerbėja, tai reiškite. Ta prasme, jeigu būtų, tai visą tai vyktų baseine, skambant tavo sukurtai muzikai ir jai dainuotai, tada būtų pasirodymas toks įspūdingas. Nesakau, kad tavo daina negraži ar man nepatiko. Tu sukūrei dainą, kuri yra didesnė nei tavo vokaliniai sugebėjimai. Viskas pasakyta, Arūnė, šiaip. Aš manau, kad silpnoka. Ačiū tau labai, tu turi 3 dėkui, nepatengi į kitą etapą, bet labai dėkingi tau, kad buvai. Ačiū. Ačiū, Arūnė. Viskas tvarko. Toliau nesustosiu, kursiu dainas, prašysiu profesionalų pagalbos ir tikrai nesustosiu.